Juanas Karlosas Navaro pelnė 16 taškų savo komandai. Štai kaip lėtai juda laikas. Ir Valdas Adamkus dar kartą jūsų ekranuose. Juanas Karlosas Navaro dar vienu tašku mažina Lietuvos persvarą. 83-72. Ir vėl abu taiklus baudos metimai palieka jau tik tai 10 taškų Lietuvos komandai. Šarūnas Jasikevičius dviesiai įgaudo Ispanijos komandos žaidėjai ir Aurelijus Žukauskas po varžovų krepšiu. Palaukia, kol prabėga pro jį priešininkas ir kala iš viršaus kamuolį į krepšį. Aurelijus Žukauskas, ispanai praranda kamuolį, minutė 43 sekundės lieka iki kėlinio pabaigos. Kaip gražiai perpjovė visą ispanų presingą Jasikevičiaus perdavimas ir tai dar atrodo nebuvo pabaiga. Aurelijus Žukauskas ramiai, lengvai dar 2 taškai, 87-73. Dabar svarbiausia sėkmingai sužaisti tą likusį rungtynių laiką. Įkrenta kamuolys į krepšį. Šarūnas Jasikevičius didina skirtumą iki 12 taškų. Ir štai sveikinimai, kurių atrodo netrūks Lietuvoje. Persivaro kamuolį Donatas Lanina ir vėl kamuolys Jasikevičiaus rankose. Šiškauskas. Šalenga. Kšištofas Lavrinovičius iš viršaus, likus žaisti 30 sekundžių, 12 taškų persvarą dabar turi lietuviai ir juos nuo aukso medalių skiria tik tai 25, 24, 23 sekundės. Mažėja laikas, mažėja ir lietuvių persvara, beveik 19 sekundžių. Kamuolį grąžins ispanai. 9 taškais priekyje Lietuvos rinktinė. Pogazolis. Iš 3 taškų zonos meta ir nepataiko varžovai, nuima kamuolį Donatas Lanina ir išsaugo į Lietuvos rinktinę. Viskas, paskutinės 11 auksinių sekundžių auksinėme Lietuvai Stokholmo mieste. Globe arenoje. Netrukus pamatysite Lietuvos rinktinės triumfą. Paskutinės sekundės. Šarūnas Jasikevičius turi kamuolį savo rankose ir daro tai, ką daro Sidnėjaus olimpinėse žaidynėse. Štai taip, mėly Lietuvos krepšinio aistruoliai. Rinktinė, kuri parklupdė visą Europą. Ir jau kyla triukšmas, kyla sirgalių tribūnose. Lietuva užkopė vieningai ant aukščiausio pakilos laiptelio. Lietuviai atsistoja, sveikino juos visi. Ne tik Lietuvos rinktinės fanai, tačiau ir visi kitų šalių atstovai. Pagerbdami geriausią 2003 metų Europos komandą. Saulius Štombergas, Arvydas Macijauskas, Giedrius Gustas, Mindaugas Žukauskas, Ramūnas Šiškauskas, Darius Songaila, Donatas Lanina, Aurelijus Žukauskas, Kšištofas Lavrinovičius, Šarūnas Jasikevičius, Dainius Šalenga, Virginijus Praškevičius. Šis vyrų 12-ukas užvedė Lietuvą į pačią Europos krepšinio viršūnę. Kartu su treneriais Antanu Sireika, Gintaru Krapiku, Valdemaru Chomičiumi ir Donu Nelsonu. Bet maloni. Štai, taurė oficialiai Lietuvos rinktinės rankose. Neapsakomas džiaugsmas čia. Ir Lietuvos himnas. Thank you.